Nuo seno Lietuva garsėja kaip žemdirbių kraštas. Šiandien Lietuvai tapus ES nare ir rinkai diktuojant konkurencinės sąlygas, Lietuvos žemės ūkis privalo taikyti inovatyvias technologijas. Viena iš pirmųjų pradėjusi žemdirbius konsultuoti įmonių uždaroji akcinė bendrovė Kustodija. Jos įkūrėjas ir vadovas biomedicinos mokslų daktaras Vytautas Rauckis. Būtent jis suformavo unikalią įmonės kultūrą, kurioje didelis dėmesys skiriamas fundamentaliosioms vertybėms – teisingumui, sąžiningumui. Mūsų tikslas – dirbti kartu su žemdirbiais, tobulėti su jais profesinė prasme, veikloje siekti ekonominės naudos, tausojant vartotojų, naudotojų, darbuotojų sveikatą bei aplinką. Šiems tikslams pasiekti naudojame savo sukauptą patirtį, kitose šalyse įgytas žinias. Visą tai patikriname Lietuvos laukuose, gamybiniuose bandymuose ar mokslo institucijų tiksliuosiuose bandymuose. Perteikdami žinią žemdirbiams kalbame atsakingai, pasėlius vertiname konkrečioje situacijoje ir tik tuomet pateikėme savo rekomendacijas. Žemdirbystėje ypač svarbu tausoti aplinką, todėl biologiniai produktai užima svarbią vietą mūsų siūlomose augalininkystės technologijose. Kustodija ir toliau rinksis kiek galima saugesnės augalininkystės technologijas. Technologiniams sprendimams pagrįsti naudojame diagnostinę įrangą, kuri padeda pašalinti subjektyvumą. Patys kūrėme ir kursime naujus produktus, kurie labiausiai atitiktų žemdirbių lūkesčius, duotų didžiausią ekonominę naudą ir būtų nebrangus. Darbą pradėjusi su 3 darbuotojais, šiandien Kustodija išaugo į darnų 27 darbuotojų kolektyvą, kuriame darbuojasi profesionalūs agronomai konsultantai, logistikos, finansų, marketingo specialistai. Uždarojoje akcinėje bendrovėje Kustodija įdiegta pažangi elektroninė darbo su klientais sistema leidžia prekes pristatyti greitai ir laiku. Konsultantai tiesiog žemdirbių laukuose suderina augalų priežiūros technologijas, čia pat planšetiniu kompiuteriu suformuoja užsakymą ir tiesiai iš lauko jį perduoda logistikai. Įmonėje dirbančių agronomų konsultantų darbo diena žemdirbystės sezono metu prabėga žemdirbių ūkiuose. Su žemdirbiu dirbama nuo pirmojo technologinio žingsnio iki paskutiniojo – derliaus nuėmimo. Kustodijos išskirtinis bruožas – darbuotojų profesionalumas. Įmonės specialistai nuolat tobulinasi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Agronomai konsultantai įmonės susirinkimuose, technologiniuose pasitarimuose dalijasi tiek teorinėmis, tiek praktinėmis žiniomis, nuolat ieško tinkamiausių sprendimų. Nuo 2012 metų Kustodija pradėjo investuoti į augalų ir dirvožemių tyrimų sritį. Laboratorija ant ratų atvyksta į laukus, įvertinamas dirvos kietis, dirvožemio mitybos elementų sudėtis, augalų būklė. Tokiu būdu teikiamos dar tikslesnės ir objektyvesnės rekomendacijos žemdirbiui. Konsultuojant Lietuvos žemdirbius, didelis dėmesys skiriamas prevencinėms augalų apsaugos priemonėms, dirvožemio būklės gerinimui. Siekiama taupyti žemdirbio lėšas, siekiant gauti kuo gausesnį ir kokybiškesnį derlių. Neatsitiktinai reprezentatyvios žemės ūkio subjektų apklausos duomenimis uždarosios akcinės bendrovės Kustodija teikiamos konsultacijos vertinamos kaip patikimiausios. Įmonės specialistai rekomenduojamus produktus žemdirbiams parenka atsižvelgdami į jų veiksmingumo, kainos ir kokybės santykį. Kiekvienais metais įmonės vadovybė formuoja naują produktų asortimentą, kuriame kaskart gausu pirmą kartą Lietuvos rinkai pateikiamų unikalių produktų. Uždaroji akcinė bendrovė Kustodija Lietuvoje yra žinoma kaip inovacijų lyderė. Pastaruoju metu didžiausias dėmesys skiriamas biologiniams produktams, kurie gerina žemės ūkio augalų būklę ir įgalina mažiau naudoti mineralinių trąšų bei augalų apsaugos produktų, tausojama aplinka bei žmonių sveikata. Prieš pasiūlydami naujus produktus žemdirbiams, pirmiausia, uždaroji akcinė bendrovė Kustodija juos išbando tiksliuosiuose ir gamybiniuose bandymuose Lietuvoje. Tokiu būdu įsitikinama, ar gamintojas, tiekėjas sako tiesą, bei kokiomis sąlygomis geriau naują produktą tiekti rinkai. Uždaroji akcinė bendrovė Kustodija glaudžiai bendradarbiauja su mokslininkais ir gamintojais, kuriant naujus produktus. Atsižvelgdama į rinkos poreikius, bendrovė pasiūlė sukurti visiškai naujus produktus. Šiuo metu kartu su Aleksandro Stulginskio universiteto bei Lietuvos žemdirbystės instituto mokslininkais dirbama kuriant analogų pasaulyje neturinčias trąšas, skirtas papildomam tręšimui per lapus. Kustodijos konsultantų misija – kelti žemdirbystės kultūrą Lietuvoje, ugdyti žemdirbių bendrasias kompetencijas. Ši švietėjiška veikla vykdoma konsultuojant žemdirbius lauko dienose.
Globalesnėms problemams aptarti organizuojamos konferencijos. Viena iš jų – tarptautinė mokslinė praktinė konferencija Dirvožemio tausojimo aktualijos, kurioje pasisakė Lietuvos ir užsienio mokslininkai bei praktikai. Žodžio, įsipareigojimų laikymasis, pagarba kolegoms, klientams ir tiekėjams pelnė įmonei gerą vardą. 2012 metais uždarai akciniai bendrovei Kustodija buvo suteiktas Krefo Cert Stabilus sertifikatas, patvirtinantis, kad bendrovė įvertinta kaip viena stabiliausių įmonių Lietuvoje. Kustodija padės sutaupyti tiek jaunam, tiek brandžiam ūkiui. Kustodija tai yra svajonių įmonė, kurioje dirbu savo mėgstamą darbą.